Dar minutėlę galim palaukti, gal kažkas dar prisijungs, nors čia labai jau abejotinai. Kiek jau prisijungia, tiek. Na, aišku, ne visiems išeina kitiem į darbus dirbti. Bet tai galvoju pasibandyti visokių laikų, kad pasidaryti, ypač kam, ryte tinka. Kitiem ir ryte, ir vakare tinka. Ką dar norėjau pasakyti? Kažką norėjau papasakoti, nebeatsimenu iš tikrųjų. Tai va. Tai ką, pasėjau trečią savaitę į pabaigą. Šiaip būtų įdomu visus pamatyti, prisijungusius, kad bent kartą. Tai galvojau, turėjau tokį lūkestį, ne, vos ne. Tai galvoju, šeštadienį padarysim ryte, tikrai visi galės įsijungti. Žiūriu, tai nei vieną praktiškai. Manau, kad neįmanoma pagauti visų yra taip, bet... Jo, visiems kažkas, galvojau, kad Rasa gal irgi prisijungs, bet nežinau, ar matė, nes nežinau, irgi ryte gali. Tai va. O daugiau. O ryte noris tokios aktyvesnės, ne, treniruotės. Ne. Galim padaryti. Tai žinai, mums tai gerai, kai kartu darai kažkaip, ta energija tokia didesnė, energingesnė, bet kai viens turi daryti jau palei video, man vis tiek, sunku ir, žinai, kažkaip, ne ta energija yra. Tai skiriasi pagal video, kai pasižiūri? Jo, dėl to, kad, vis tiek tu esi kaip ir viena, žinai, mintyse, vis tiek tu kaip ir viena darai tos pratimus, tau taip sunku, kai visi, žinai, kaip gyvai, čia mes tas live, tai taip kažkaip darai, atrodo, ir energingai taip. Nors, kaip ir sako, atrodo, ta energija tai turėtų būti, kaip įsisaugo jinai, ne? Visi netgi apsijungia tuo momentu ir kas, kurie dalyvaus. Bet aš esu irgi pajautus tą tokį dalyką, kad atrodo, gal meditacija labiau įsisaugo, ar kaip, o kai reikia pačiai prisijungti, atrodo, atėjau į įrašą ir aš esu viena, žinai, vis tiek. Toks jau. Tai va, tas vis tiek, tu žinai tą, galvoji, kad vienas. Kad nieks tavęs čia nestebi šito momentu. Kažkaip, ar gerai padariau, ar blogai, ar kaip čia, ar teisingai. Tai dėl to norėtųsi irgi, kad pamatyti visus nors kartą, kad galėtų pakeisti ir kažkokį kitą dar laiką, žinai, kad bent kokią treniruotę išbandyti visiems. Nes kas dar čia iš mūsų jungiasi? Jolantos dar ne kartą nemačiau, man atrodo, kaip jai sekas treniruotis. O visi bent vieną kartą jau buvo prisijungę, man atrodo. Bent jau po vieną. Tai va. Jau šiandien 17 diena. Šiandien ne 16? Vakar buvo 16, nes vakare, kai darėm, atrodo, jau taip greit. Žinai, ką pasakysiu. Praeitą savaitę skubėjau visą savaitę į priekį, vieną dieną. Šią savaitę aš atsilieku. Tau dabar vėl tas atbulinis vėl gauna, žinai. Tai kažkas restartavus. Tai man šiandien sako, tai rytoj trečiadienis, aš tokia, trečiadienis? Vau, ne pirmadienis? Stavrasi. Rimtai trečiadienis, galvo, o Dieve, kaip ta savaitė greitai. Tai va, gerai. Niekas jau daugiau ir neprisijungs jaučiu. Kadangi mes ryte darom, aš nežinau, kas vakare darysit, arba galit pasilikti prieš darbo, kam 5 ryto pasidaryti treniruotę. Aš tai visai prisijungčiau, tik man nežinau, vaiką norės kas nors 5 ryto pažiūrėti, nes kartais nemiega. Jau šiandien palikau 8 ryto ir sako, tu vėl pakeitai laiką. Aš jau pripratau prie to, žinai. O dabar man čia tai anksti iš ryto, aš tokia. Neprisirišk prie laiko, žinai, neprisiriškim prie kažkokios tai būsenos, prie laiko, kad čia taip turėtų būti, man taip patiko, o man taip jau nebepatinka, man geriau čia taip, ar anaip. Tai priimkim, kad visaip yra gerai. Visaip. Ir ryte gerai, ir vakare gerai.
aš čia dabar negalėsiu dalyvauti. Nu, kažkas irgi negali dalyvauti, ne? Tai pažiūrėkim, kaip kam išeina. Tai va tam ir yra toksai, kad neprisiriš netgi prie būsenos. Man šiandien, va, ta treniruotė gal labiau patiko, gal tau labiau nepatiko. O kodėl tau nepatiko, ne? Išsikelkim klausimą vėl. Kas vyksta su mano mintim, kodėl man taip vyksta, ne? Kai dar kartą, va, ką norėjau priminti, pasistebėti irgi, kaip sakiau, rašytis. Kas vyko? Vat aš pakeičiau laiką. Kas vyko? Kokios mintis atsirado, ne? Čia ir taip buvo. Ar galėjau dalyvauti? Kodėl? Ar iš tikrųjų nuoširdžiai negalėjau prisijungti? Ar, pavyzdžiui, nu, vat, man nebuvo patogu ir aš nesijungiu. Tiesiog ir galvojau, pasidarysiu, kaip man patogiau, ne? Ar tikrai visas treniruotės padariau? Ar nepraleidau ne vienos? Ar sugalvojau, kaip pasidarysiu, žinai, čia kaip man geriau, ne? Tai va, jeigu kažkas darysit šitą pratimą, kurį dabar pradėsim, nes mes jau jį darėm, tai kas vakare arba pavalgę nesenai nedarykit. Nors jogo pavalgę negalit būt, šiaip iš tikrųjų 3 valandas nevalgius reikėtų būt. Aš vieną kartą taip iš tikrųjų nuoširdžiai, va, 3 valandas nevalgiau prieš ir po. Iš tikrųjų, jeigu daryti dienos bėgių ir, nu, įtaikyti yra gan sudėtinga, todėl geriausiai atsikėlus ryte, nes garantuotai būsi nevalgęs, o po jau 3 valandas irgi galima. Bet netgi mes kaip Baly buvom arba Indijoj, tiesiog mes padarydavom treniruotę buvo praktiškai. Vienur buvo, kad padarius treniruotę eidavom valgyti pusryčių, o kitur buvo, kad ne iš karto valgydavom. Nu tai visai. Labai blogai nebūdavo, aš esu išbandžius ant savęs, bet iš tikrųjų nerekomenduoju. Jeigu jautresnis žarnynas yra, aš galėčiau jaučiu akmenį suvalgyti, man nieko praktiškai nebūna. Nors pasikeitė, iš tikrųjų. Kažkaip riebaus maisto jau nebepernešu, bet tarkim, kai kitus supykina ar gali, nu, atpilt, ar išvemti kažką, nu, aš niekaip. Sakau, akmenį galėčiau suvalgyti, nes jisai neiškristų laukan. Ta prasme, niekas neiškrenta iš mano organizmo. Tai va, tai kam yra jautriau, nes, pavyzdžiui, viskas, ką mes, kaip sakyt, suvalgom, ane? Kaip sakiau, pasisavina daug labiau į mūsų organizmą. Ir prieš jogą, ką valgiam, ir po jogos, ką valgom. Tai viskas ten susiurbia tiesiog atrodo, kaip sakyt. Nesako, ką įdėsit gero, tas pasidaugins, ką įdėsit blogo, tas irgi pasidaugins. Tai va. Tai dėkit į gerą, iš tikrųjų, jeigu norit gerą. Jeigu nesvarbu, tai nesvarbu. Čia jau nuspręs. Tai atsistojom, darom šitą pratimą, kurį jau darėm. Pasimasažuot, bet kas darysit vakare, tai jį praleiskit. Tiesiog tada pasidėkit ant kelienų, va tą laiką, kurį mes darysim. Ant kulnų atsisėdam tada, ne? Ir tiesa nugarą tada prasidėt. O kas čia darom ryte, arba darysit kitą ryte, tai darom šitą pratimą, ne? Giliai įkvepiam, iškvepiam, rankos bus ant kelienų ir įtraukiam, kai iškvepiam, įtraukiam pilvą iki stuburo praktiškai, ne? Kuo daugiau sulaikom kvėpavimą ir išbūnam jau kuo ilgiau. Ir tada giliai įkvepiam, atsistojam. Nu, aš bandysiu sakyti, nes kai reikia iškvėpti orą, biškai sunku paaiškinti. Nu, darom kartu. Įkvepiam, iškvepiam. Giliai. Įkvepiam. Bet iškvepiam pilną. Atsiminkit, kai iškvepiam, įtraukiam kuo giliau pilvą prie nugaros, ne? Įkvepiam, iškvepiam. Iškvepiam per burną pilnai ir įtraukiam.
Įkvepiam. Rankas atsimenam kelienus truputį sulenkiam, pečių plotį ir delnus padedam ant kelienų. Tiesiog atsiremi. Ir atsiremi ir kaip atsipalaiduotum, įtrauki visiškai pilvo. Plokščia. Nu, kada atrodo net prilimpa. Darom dar kartą. Įkvepiam per nosį, iškvepiam per burną, giliai visą iškvepiam ir tada įtraukiam. Nu, darom kartu. Įkvepiam, iškvepiam. Atsipalaiduojam. Ir susikaupiam, atsistojam. Kojas pečių plotim. Pajaučiam pėdas. Pajaučiam, kaip visas kūnas įsižemina, stiprus. Įkvepiam per viršugalvį ir iškvepiam per pėdas. Pajaučiam visą kūną. Ir dabar atsiminiau tokį pratimą, kad kvėpuojam ir leidžiam rankom kilti per šonus. Ir jaučiam, kaip jos kyla, bet patys nekeliam. Jaučiam, kaip energija jas kelia. Ir jeigu nekyla, tai paliekam ten, kur kyla. Jeigu kyla, žiūrim, kiek kyla. Jeigu sustojo, tai sustojo. Ir dabar pakeliam pilnai, sugaudžiam delnus virš viršugalvio. Ir iškvepiam, nuleidžiam per šonus. Pasukam galvą, pilnam skridimą. Įkvepiam, pakeliam delnus viršų, žiūrim delnus. Iškvepiam, dedam delnus ant kilimėlio, nusilenkiam. Prasitempiam, jaučiam, kaip įsitempia visas kūnas. Įkvepiam, pusę pasikėlimo žiūrim į viršų. Dedam didelį žingsnį
atgal ir pristatom kelienus. Įkvepiam, žiūrim į viršų ir papūnam. Kvėpuojam giliai per nosį. Iškvepiam, įtraukiam pilvą, žiūrim į bambą. Spaudžiam delnus į kilimėlį. Įkvepiam, žiūrim į viršų. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam, pakeliam kelienus, spaudžiam delnus. Ir krūtinę lėtai leidžiamės, jeigu reikia, ant kelienų ir krūtinę prispaudžiam. Arba galima tiesiai bandyti iš kelienų, kad jau šitaip, ane? Arba dar ant kelienus. Vėl pakelame užpakalį, pristatom kojų pirštus, atkeliam kelienus. Ir dar kartelį kartojam. Jeigu darot ant kelienų, tai pirmą leidžiatės ant kelienų, krūtinę prie kilimėlio ir tada pakyla. Ir taip pat grįžtam atgal. Pristatom ir pasikeliam. O jeigu norisi jau sudėtingiau truputėlį, tai darome iš karto. Ir taip dar kartą įkvepiam, leidžiamės lėtai. Ir iškvepiam, grįžtame į šuns poziciją. Ir paskutinį nusileidžiam. Pasikeliam į viršų ir nusileidžiam iškvepiam. Pakeliam delnus. Pristatom delnus ant kilimėlio. Pasikeliam į viršų. Nusileidžiam ir pakeliam delnus. Dar kartą pridedam delnus ant kilimėlio. Pasikeliam. Nusileidžiam, kojų pirštai ištempti ir pakeliam delnus į viršų. Ištiesiam delnus į priekį. Kojos pakeltos, ištemptos. Delnai į šonus. Sulenkiam kojas per kelienus ir sugrebiam. Už pėdų pasikeliam. Žiūrim į viršų. Kvėpuojam per nosį. Nuleidžiam pėdas. Ištiesiam ir atsigulam ant grindų. Ant rankų. Ištiesiam delnus į priekį, pakeliam kojas. Visas kūnas įtemptas.
Kvėpuojam per nosį. Delnus į šoną ir sugrebiam už kojų. Iškeliam į viršų, kiek jau galim daugiau. Ir atsipalaiduojam. Dedam rankas po galvą ir atsigulam. Grįžtam ant 4. Pasiemam rankšluostį, jeigu reikia, nes čia padarysim didesnį tarpą tarp kojų. Aš pasiimsiu. Dekelį čia nelabai didelį, bet didesnį negu kilimėlis. Va šitokia būtų plotas ir kad nespaustų, ne kelienų. Jeigu reikia dvigubai susilenkit to vietoje, kur kelienų, nes iš tikrųjų spaudžia. Ir tokį ne per didelį, ne per mažą. Dešinę ranką ant grindų, kairę pakeliam, žiūrim į kairę ranką, iškvepiam. Nusileidžiam ant kairės rankos. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam, pristatom. Ir apkeičiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam, pakeliam delną, iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Ir pristatom. Dabar galim atsipalaiduoti šitoj pozicijoje, jeigu reikia, pasikoreguojat dekelį, į vidų, kad kojos galėtų daugiau įsitempti, bet irgi ant parketo, nes neslys kitaip. Nes ant kilimėlio jisai neslys. Tai ką aš darau, susiraukšlėju. Ana, tu ten matau įsitaisius. Va, susiraukšlėj, nes gali dar temptis. O kai jau čia atsistoja, čia jau nebesitempia. Ir jeigu toliau stovėsi šitoj pozicijoje, kur dabar esi, nes daugiau nieko nematau, tai čia irgi daugiau nesitemps, neslys jos taip. Nors biškis slys ant to dekelio. Šiek tiek. Tai va. Jeigu slysta, tai viskas gerai ir atsigulam. Galit paeksperimentuoti. Pavyzdžiui, kojos yra, tarkim, aš dariau prieš tai, kad pėdos į vidų, galit pabandyti jas iš šono netgi įskleisti, va šitaip, ne? Suglaudžiam pėdas ir lėtai pasikeliam. Į vaiko poziciją, patraukim dekelį, išsitempiam. Grįžtam ant 4, pristatom kojų pirštus, pasikeliam
Spaudžiam kulnus ant kilimėlio, ištempiam nugarą. Giliai kvėpuojam per nosį. Pakeliam kairę koją į viršų. Pristatom kairę koją. Perkeliam svorį ant kairės ir pakeliam dešinę koją į viršų. Pristatom prie kairės kojos ir dedam didelį žingsnį tarp delnų. Pasikeliam, žiūrim į viršų, iškvepiam ir nusileidžiam, sugriebam už alkūnių ir tiesiog išsitempiu jau kiek galim, pasisukinėjam į šonus. Įkvepiam, pasikeliam pilnai į viršų, suglaudžiam delnus, žiūrim delnus. Iškvepiam. Įkvepiam, dedam didelį žingsnį atgal. Pasisukam ant kelienų, ant kulnų, ištiesiam delnus į šonus, pečių lygmenį, nusileidžiam ant kairės kojos, jau ten, kur sukrepiam. Žiūrim į dešinį delną. Sulenkiam per kairį kelieną, pasikeliam į viršų, pasisukam ant kulnų, pasilenkiam link dešinės kojos ir sugriebam ten, kur leidžiasi pirštai. Žiūrim į kairę ranką. Sulenkiam kelieną, pilnai pasikeliam, sugaudžiam delnus ir grįžtam į kilimėlio pradžią. Dabar dedam kairę koją, didelį žingsnį atgal jau kiek galim. Pasisukam ant kulnų, surinkiam kairį kelieną, kairę alkūnę dedam ant kairę kelieną ir dešinė ranka virš dešinės ausies. Klubus leidžiam vis žemiau. Įkvepiam, pasikeliam, pasisukam ant kulnų, sulenkiam kairę koją, dešinę koją ir dešinę alkūnę ant dešinę kelieną. Įkvepiam, pasikeliam, sugaudžiam delnus ir grįžtam į kilimėlio pradžią. Dedam didelį žingsnį atgal, kojos paraleliai kilimėlį, rankos ant klubų, įkvepiam, žiūrim į viršų, iškvepiam, dedam delnus tarp pėdų, pasikeliam, žiūrim į viršų ir galvą dedam ant kilimėlio. Stengiamės padėti. Jau kur išeina, jeigu pasidėjo delnai, tai labai gerai, nes aš irgi visų nematau, kas žiūrit vėliau.
Įkvepiam, pasikeliam, rankos ant klubų, pilnai atsikeliam, ištiesiam delnus į šonus, sugaudžiam delnus ir grįžtam, neapleidžiam. Tai šiandien padarysim kitą pratimą. Kaip vakar darė medžio poziciją, tai sakė, kam neišėjo, tai norėtųs dar kartą pakartoti, kad užsitvirtintų daugiau. Tai kaip ir prieš tai darėm, kad laikėm kojos pirštai ištempę, tai taip pat ir medžio pozicijai galit laikytis prie sienos. Aš nesimatau. Pusę, savo įdalys matau. Tai va, galit va taip prie sienos laikytis, užsidėti koją, ne? Ir pusę delno tada iškėlė. Ir bandyti tą delną grąžinti. Kad išsilaikytų balansas, reikia būtinai koją spausti ir susirasti žiūrėjimo tašką. Nes kitaip balanso nebus. Ir kojas lyg žemėm. Ir dabar kairį kulną dedam ant dešinio kelieno ir padedam, įtraukiam, taip kaip įtraukiam pilvą, bet užpakalį į vidų ir atsisėdam. Jau kiek išeina, jeigu išeina tik tiek, tai irgi gerai, jau kiek išeina daugiau, bet tokio sėdimo pozicija. Ir atsistojam. Atsipalaiduojam. Ne, čia galėsi sekantį kartą. Jeigu, bet kaip Žydrūnė stojas, jeigu noris, nes išsirodžiau jau praeitą kartą, neįrašos, bet čia, tada koja turi šitą poziciją, eina į šitą. Taip, ir tada lenkiamės. Okay. Jeigu jau nori pasitobulinti, ne, bet jinai turi būti pasidėti jau pilnai į lotosą. Jeigu nepasideda, nes koks žingsnis toliau eina. Kai pagaunam šitą poziciją, reikia apkabinti su pirštu. Nes kol jisai nepasideda iki toli, tol negalėsim apkabinti. Bet jeigu jau išeina pusę lotoso padaryti, tada galim dėti šitaip ant grindų, ne? O jeigu ne, tai dar praktikuojame šitą. Okay. Ir kitą koją. Jeigu reikia, naudojat sieną, tik jokių būdų nespaudžiat į kelieną. Ir šitaip, ne? Kam nesilaikė balansas. Jeigu laikosi, tada bandom grįžti balansą ir pridėti abu delnus. Susirašti būtinai reikia žiūrėjimo tašką, nes kur mūsų akis, ten mūsų balansas ir krypsta. Ir sako, nėra balanso, nes mūsų žvilgsnis nukrypo. Ir dedam koją ant kelieno. Ir darom atsisėdimo poziciją. Ir grįžtam. Čia Žydrūnė, pavyzdžiui, kai grįžti, ne, būtinai sulink per kelieną. Jo. Nes jeigu su ištęstu kelienu kelsimės iš daug pozicijų. Po to jau, kai vėliau, jau kai yra, kaip jau pereinam į advanced pozicijas, tada jau galima daryti. Aš, pavyzdžiui, kai darau asmeniškai šito kelieno ištęstą, ne, aš jo nebesulenkiu, niekada savo. Nes man jau yra stipri koja jaučiasi. Bet kol mes nejaučiam, kad stipriai, ne, šitoj pozicijai, mes turim sulenkti kelieną ir tik tada grįžti.
Aš kartais irgi pati dar savo sulenkiu, bet dažniausiai ne. Tai va. Ir iš visos pozicijas irgi, kai grįžtam, reikia mikro sulenkti kelieną, kad apsaugotų kelieną, ne? Suglaudžiam pėdas, užpakalis į vidų, taip atrodo net įtraukt galim ir tada įtraukiam pilvą ir atsisėdam. Nu taip nugarą, vat išrečiam, nes kai nugarą išrečiam, jinai nebūna išresta. Atrodo, net susikuprėję būtumėm. Ir žiūrim į viršų, pirštai rankų išplėsti. Įkvepiam, pasikeliam. Įkvepiam, pakeliam delnus, žiūrim į delnus. Iškvepiam. Pilnai nusileidžiam. Ankelėm. Įkvepiam, pusę pasikėlimo, žiūrim į viršų. Iškvepiam, dedam didelį žingsnį atgal. Atsispaudimas. Pusė arba pilnas. Iškvepiam. Pasikeliam į šuniuko poziciją. Ir dedam didelį žingsnį kairę koją tarp delnų. Kairį kelieną padedam ant kilimėlio. Ir tą patį darom kaip vakar. Aš dar pasikoreguosiu kamerą, kad geriau matytus. Teisingai paeinam biškį su kairė pėda į kairį šoną. Ir klubai, kam yra va čia šitokia pozicija. Leiskit juos į apačią. Leidžiam, kad išsitiestų. O finale, žiūrėk, finale koks tikslas. Ir ištiesam tą koją. Jo. Ir jinai išsities. Kuo žemiau, žiūrėk, ir mažesnis tarpas bus. Netoks jau ir didelis ir beliko, ne? Nu, tai va. Tai vat nejaučia šitą pratimą vis labiau leidžiant klubus į apačią, mūsų koja išsities. Tai dabar tęsim toliau, nes šitas pratimas ką ir padaro. Dažnai būna, kad jogos pratimai, kai daro šitą poziciją, kas būna? Jie užsirakina šitoj vietoj ir kadangi neturim tam tikrų raumenų, jie pradeda saugot sausgyslės ir neleidžia įsitempti. Bet kai mes pakeliam rankas, iškelnuojam, jisai nejučia ištampo visas šitas sausgyslės ir leidžia atsipalaiduoti. Bet būnant vien tik tai šitoj pozicijai, jisai vis tiek atsiranda tas saugiklis ir mes galvom kaip tempia, o čia, kai kelnuojam delnus, jis išsimankština. Tai įkvepiam ir pakeičiam. Ir keičiam. Tuo pačiu šitas pratimas padeda laikysenai. Ir pristatom abu delnus, lėtai pakeliam klubus ir ištiesiam kairę koją. Sulenkiam, ištiesiam, sulenkiam. Čia būtinai kažką pasidėkit po kelienus, jeigu spaudžiam. Ir perkeliam kairę ranką į išorinę kojos pusę, pristatom kojų pirštus, pakeliam kelieną ir grąžinam pėdą atgal. Išsitempiam. Šitoj pozicijoje, kam, pavyzdžiui, kas pavargote, galit vietoj šuns pozicijos eiti ant kelienų ir pailsėti. Lygiai taip pat. Arba įsitempiam šuniuko poziciją. Įkvepiam, dedam dešinę koją tarp delnų.
Pristatom kelieną, ištiesiam. Paeinam dešinę koją į šoną ir dešinę ranką į vidinę kojos pusę. Ir leidžiam klubus į apačią. Vis labiau su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu jaučiam, kaip nusileidžia. Dabar atsiminiau, kaip yra čia viena moteris, mergina, moteris, kuri klausė, kaip padaryti špagatą, man atrodo. Jeigu neklystu, špagatą. Nu, tai va, iš šitos pozicijos tikrai išės špagatas vieną dieną. Tai va. Ir dabar perkeliam svorį ant kairės rankos ir pakeliam dešinę ranką. Ir keičiam savo tempu, kvėpuojam, iškvepiam ir pakeliam. Ir grįžtam dešinę koją į link centro arčiau. Ištiesiam. Kelieną. Ir grįžtam atgal. Kam išeina, galit atsisėsti ant kulno ir grįžti atgal. Kodėl nesakau, kad visiems atsisės, nes man buvo taip, sakau, atsisėskit ant kulno, aš lengvai atsisėdu, o kažkas, kol atsisėdo, aš jau sakau, kylamu. Ir taip ilgai, kol atsisėdo, tai vat, iš tikrųjų ištenka ištiest kelieną ir sulenkti. Ištiest, šitą pramasažuoti. Jeigu gali, tai gali sėstis pilnai, ne? Ir pakeliam kairį kelieną, pristatom, išsitiesiam. Grįžtam ant kulnų, išsitiesiam vaiko pozicijai, pailsim. Grįžtam ant keturių, sukryžiuojam pėdas ir atsisėdam. Ištraukiam užpakalį. Pakeliam delnus į viršų, žiūrim į delnus. Iškepam. Apkabinam pėdas. Jeigu nori apkabinti pėdas, tai šitokį. Jau man atrodo tau išeina, tai šitaip dar parodo. Pažiūrėk, pažiūrėk, pažiūrėk. Aha. Ne. Sakai, ne, nedaryk. Pasikeliam, dedam delnus už nugaros ir keliam klubus į viršų. Žiūrim atgal. Nusileidžiam.
Atsigulam ant nugaros, ištiesiam kairę koją ir sugrebiam už dešinio nykščio. Kairė ranka ant kairio klubo, spaudžiam ir neleidžiam. Ir vis labiau bandom pritraukti prie krūtinės. Čia galit naudoti diržą, dėti ant pėdos, apsivyniot su diržu ir traukt už kojos. Dar jeigu neturi diržo ir neprigaunat kojos piršto, tai tiesiog sugriebkite abiem rankom už jau kur sugrebėt. Ir bus tas pats efektas. Ir bandyt koją kuo tiesesnė, ištiesti vis labiau ir pritraukti prie krūtinės. Ir dabar nuleidžiam koją į šoną ant kilimėlio. Žiūrim į priešingą pusę. Koja kairė įtempta, tvirta. Atpalaiduojam. Įkvepiam, pakeliam pėdą ir nuleidžiam. Įkvepiam, pakeliam priešingą koją, sugrebiam už nykščio ir pritraukiam. Dešinė ranka ant dešinio klubo. Giliai kvėpuojam per nosį. Nuleidžiam į kairę pusę. Ir žiūrim į priešingą pusę. Įkvepiam, pakeliam į viršų ir nuleidžiam. Pakeliam dešinę koją ir dedam ant kairės pusės. Jeigu reikia, pasidedam pagalio. Dešinę ranką ištiesiam ir žiūrim į dešinę. Įkvepiam, grįžtam į centrą, ištiesiam ir tą patį darom su kita pusė.
Grįžtam į centrą. Ištiesiam kojas. Ir dabar apkabinam kelėnus, pasisukam ir atsisėdam. Sugrebiam už šlaunų, pakeliam abi pėdas, spaudžiam kelėnus, išsitiesiam per ranko ištiestas rankas ir delnai į šonus paleidžiam. Sukryžiuojam ir pasikeliam. Pakeliam užpakalį. Ir nuleidžiam. Ištiesiam dar kartą, spaudžiam per kelėnus. Sukryžiuojam pėdas ir pasikeliam. Atsigulam ant kilimėlio. Ir darom 3 tiltelius. Kas dar, kam sunkiai pasideda ant galvos, dar tada nedarom, tik tai ant galvos darom. Jeigu jau matos, kad galva gali pasikelti truputėlį nuo kilimėlio, galit pabandyti pakelt biškutį ir nuleisti. Arba pažiūrėti, kiek jau leis. Bet jeigu ne, žiūrit, kad visur labai tempia, tada dar neskubat ir tiesiog darot pradinės pozicijas. Tiesiog klausykit savo kūno, kiek leidžia, kiek galima, kad nebūtų po to pasitempimų. Ir kai pabaigiam 3 kartus, atsisėdam, dar kartą ištraukiam. Užpakalį pasižiūrim, ar sėdim tikrai ant kaulų, pakeliam delnus į viršų ir atsigulėm, pilnai išsitempiam. Įkvepiam, kaip kartonė. Ir atsigulam. Ant grindų. Darom žvakę. Ir jau kam tikrai nespaudžia, niekur, visur ant druskos niekur nebetempia, tada bandot nuleisti kojas. Jeigu ne, kitos, tada neleidžiam.
Ir čia nusileidžiam. Pasidėk dabar ir kiti, kas turit. Žydrūnė, pasidėk tą apvalų, kur turi. Čia po nugarą. Čia tiesiai per stuburą, ne? Ir tada nusileidi ir pabūk tai.